Sveiki kolegos! Šios dienos mūsų tema – kaip prisiūti juosmenį prie sijono viršaus. Pirmiausia, sijonas jau turi būti susiūtos visos siūlės, įsiūtas užtrauktukas, jisai visas yra paruoštas. Ir dabar pašnekėsim, kaip reikia pasiruošti juosmenį. Standartinis juosmuo kerpamas 8 cm pločio. Kokio ilgio jums reikalingas juosmuo iš viso? Tai priklausys nuo jūsų liemens apimties. Visas aprašymas, kaip pasiskaičiuoti, bus po filmuku. Ten jūs surasite visas reikalingas jums rekomendacijas. Taigi, išsikerpame juosmenį 8 cm pločio ir tokio ilgio, kokio mums reikia. Antras darbas, būtinai jį reikia padubliuoti su klijiniu įdėklu. Dubliuojam pilnai visą juosmenį, nuo krašto iki krašto. Tada apmėtom vieną juosmens kraštą iš gerosios pusės su overloku. Kitos pusės apmėtyti nereikia, todėl kad jinai prisisiūs prie sijono viršaus ir šita užlaida bus uždengta. Trumpųjų užlaidų taip pat apmėtyti nereikia, todėl kad mes jas išsiūsime iš vidaus ir apkirpsime. Kai apmėtom vieną kraštą, reikia juosmenį prilyginti išilgai per pusę. Labai svarbu, kad va šitie kraštai vienas su kitu sutaptų. Juosmuo turi būti prilygintas labai atidžiai. Prieš prisiuvant juosmenį, pirmiausia, mes turime ant juosmens pasižymėti sijono prisiuvimo ribas. Dedam juosmenį gerąją pusę į viršų ir ant neapmėtyto krašto žymim nuo vieno krašto 1 cm liniją. Čia yra 1 cm. Tada nuo šitos pažymėtos linijos į kairę pusę per visą juosmens ilgį jums reikia atidėti atstumą, kuris lygus jūsų liemens apimtis plus 1 cm. Kam dabar tas 1 cm reikalingas? Jis reikalingas tam, kad kai užsiseksite sijoną, sijonas jums maloniai priglūstų prie kūno, neveržtų, nebūtų per platus, o maloniai atitiktų jūsų liemens apimtį. Vadinasi, žymim liemens apimtis plus 1 cm ir žymim sekančią ribą. Pasižymim, vadinasi, tarp šitų ribų bus prisiūtas sijonas. Atitraukiam užtrauktuką ir pradedam daigstyti juosmenį prie viršutinio sijono krašto. Daigstysim, dėdami gerosiomis pusėmis į vidų. Dedam juosmens neapmėtytą kraštą prie sijono. Ir va čia jau pradedam taikyti pagal pažymėtas ribas. Taip kaip užtrauktukas yra prisiūtas, taip kaip jis yra prilygintas, jo netversdinėjam, taip ir dedam. Dedam prie ribos, lygų, segam smeigtukais. Ir toliau dedame juosmenį su sijonu gerosiomis pusėmis į vidų, va šitie kraštai turi sutapti. Ir seksime smeigtukais, eisim aplink visą ratą, iki kito juosmens krašto. Prieėję prie kito juosmens krašto, prie kitos ribos, lygiai taip pat užtrauktuko neatverčiam, dedam juos tarpusavyje taip, kad pažymėjimas sutaptų su užtrauktuku ir susegam. Dabar mums belieka prisisegti sijoną prie viršutinio sijono krašto aplink. Tam, kad prisisegtumėm juosmenį prie sijono viršutinio krašto ir kad tai padarytumėm kokybiškai, reikia susirasti juosmens vidurį, sijono vidurį, susisegti. Ir tada jau segti mažesniais tarpais. Kartais segant gali atrodyti, kad sijonų yra daugiau negu kad juosmens. Taip yra dėl to, kad sijono viršutinis kraštas
yra įstrižas. Vadinasi, tą perteklių jūs turite paskirstyti tolygiai. Segam statmenai arba šiek tiek įstrižai ir būtinai va šitie kraštai turi vienas su kitu sutapti. Kaip minėjau, perteklių skirstome tolygiai, negalima visko sustumti į vieną kažkurią pusę. Kai sijonas jau prisegtas prie juosmens, mums belieka jį prisiuvinėti. Dabar galima daryti vienu ir kitu būdu. Jeigu jūs esate įgudusios, pradedam siūti 1 cm pločio siūle nuo vieno užtrauktuko krašto iki kito. Jūsų dygsnis turi būti pirmas ir paskutinis štai šitoje vietoje. Vat tiksliai ten, kur baigėsi jūsų užtrauktukas. Jeigu jūs dar nesate labai įgudusios, galima susidaikstyti, pasižymėti siūlės vietą ir susisiuvinėti. Primenu, siuvam 1 cm pločio siūle visą juosmenį aplinkui. Prisiuvus sijoną prie juosmens, pirmiausia patikrinam, ar visur siūlė yra lygi ir ar visur yra 1 cm plotis. Jeigu viskas yra gerai, užsiuvinėjam juosmens galus. Žiūrint iš gerosios pusės, kairysis juosmens kraštas užsisiuva lygiai su užtrauktuko kraštu. Iš dešinės pusės yra daromas 2-3 cm ilgio liežuvėlis iš juosmens, ant kurio po to bus prisiuvama saga. Pradedam nuo kairio krašto. Sudedam juosmenį tarpusavyje gerosiomis pusėmis. Perlenkiam jį per pusę. Štai taip. Sudedam ir būtinai sutapdinam va štai šituos juosmens kraštus. Va štai šituos, kad jie labai tiksliai sutaptų. Ir susiuvam juosmens kraštą nuo viršaus iki paskutinio dygsnio su užtvirtinimais viršuj ir apačioj. Susiuvam nuo viršaus iki paskutinio dygsnio, va štai iki čia su užtvirtinimais. Ir jeigu žiūrėti į juosmenį, į tą susiuvimo siūlę, tai jinai turėtų būti vienoje linijoje su užtrauktuko dantukais. Jei taip ir jums gavosi, viskas labai gerai, tada galim šitą užlaidą jau apkirpti ir palikti 5 mm tam, kad juosmens šitas kampas gražiai išsiverstų. Išverčiam juosmens kampą, ištaisome viršutinį kampuką. Turi atrodyti štai taip. Dešinys juosmens kraštas, žiūrint iš gerosios pusės, turi būti išsiūtas su tokiu 2-3 cm liežuvėliu, ant kurio po to bus prisiuvama saga. Darom lygiai taip pat, kaip ir prieš tai buvusi juosmens kraštą. Sudedam juosmenį, va taip, gerosiom pusėm į vidų. Atkreipkite dėmesį, būtinai sutapdiname va štai šituos juosmens kraštus. Tai yra labai labai svarbu, tam, kad juosmuo susisiūtų kokybiškai. Susisegam, o po to ir susidaikstysim, segam, sutapdinam ir segam štai šitą kraštą. Ir dabar parodysiu, kaip reikia užsiūti. Atsiverčiam iš štai šitos pusės. Na, iš čia geriausiai matosi. Ir dabar mes turėsime siūti 5 mm nuo štai šito krašto, siuvame su užtvirtinimu, statmenai, važiuojam iki va štai šito juosmens krašto. Kai lieka nuo šito juosmens krašto 1 cm, nuleidžiam adatą štai šitam susikirtimo taške. Pasisukam
ir važiuojame 1 cm pločio siūle iki jūsų paskutinio juosmens prisiuvimo dygsnio. Štai iki čia. Ir vėl darom užtvirtinimą. Taigi, išsiuvam štai tokį kampą. Toliau siūti nebereikia. Išsiuvus, juosmens kraštas turėtų atrodyti va taip. Iš vienos pusės ir va štai taip iš kitos pusės. Dabar galima šitos kampus apkirpti ir išversti šitą juosmens liežuvėlį. Šitas kampas nusikerpa įstrižai. Taip. Ta 5 mm užlaidą šiek tiek pakerpam, kad jinai lengviau išsivertinėtų. Šitą užlaidą paliekam, tokia kokia jinai yra. Išverčiam į gerąją pusę. Ištaisom kampukus. Matai, kad juosmens kraštai va čia būtų gražiai išsivertę. Va toks gaunasi kitas juosmens kraštas. Sekantis darbas, kurį mes turim padaryti, tai pridaikstyti kitą juosmens pusę prie sijono. Šitas būdas, kurį aš jums rodau, yra vienas paprasčiausių ir lengviausių. Be abejo, yra keletas juosmens prisiuvimo būdų, ypatingai tos antros pusės, ir jie yra vieni sudėtingesni, vieni lengvesni ir visa tai dar priklauso labai ir nuo audinio storio. Kadangi pas mane yra gana storas kilpinis trikotažas, aš pasirinkau būtent šitą juosmens prisiuvimo būdą. Taigi, dabar žiūrėkit, šitą juosmens prisiuvimo užlaidą mes lenkiame į viršų, o juosmenį dedam ant viršaus ir jį prisidaikstysim. Ties užtrauktuko galu mes juosmenį visada šiek tiek va taip įlenkiame į vidų ir jis atrodo va taip įstrižai. Taip yra daroma tam, kad juosmuo nelįstų į užtrauktuko galus. Taigi, šitą užlaidą į viršų, juosmuo ją dengia irgi lygiai taip pat 1 cm. Čia gražiai ties užtrauktuko galu ištaisom ir segam. Galim pirmiausiai prisisegti smeigtukais, galite iš karto daikstysti, segam kiaurai per visus sluoksnius. Ir jeigu jau daiksto, tai daikstom labai arti va šitos siūlės. Taip, užlaida į viršų, juosmuo dengia ant viršaus. Žiūrim, kad juosmuo va čia lenktųsi per lenkimo liniją, negalima pertraukti vieną į kitą pusę. O va čia negali būti jokio užkritimo. Dar kartą segam, va taip su smeigtuku. Ir va taip važiuojam per visą juosmenį. Po to rekomenduočiau jums prisidaikstyti būtinai daikstymo dygsniais, gana nedideliais ir pakankamai arti krašto. Todėl, kad po to jums reikės dar padaryti apdailos peltakį maždaug 1-2 mm atstumu nuo šitos juosmens prisiuvimo siūlės. Pridaikščius juosmenį būtina patikrinti. Reikia visą juosmenį pažiūrėti. Ar šita užlaida niekur neišsprūdo už daiksto dygsnių. Jinai visur turi būti pritvirtinta. Tada žiūrim, ar juosmens plotis per visą juosmenį yra vienodas. Čia turi būti taip, kaip prilyginam su lygintuvo lenkimo linija, jinai taip turi ir eiti per visą liniją. Svarbiausia, kad juosmens plotis, kaip minėjau, būtų vienodas. Tada svarbiausias momentas. Reikia užtraukti užtrauktuką ir pažiūrėti, kad juosmuo ties užtrauktuku būtų vienoje linijoje. Negali būti kreiva šitoj vietoj, nes kai užtrauksit užtrauktuką, bus labai matyti tas jūsų defektas, jeigu tai bus skirtingos prisiuvimo linijos. O jeigu kreiva, vadinasi prisiuvot neteisingai ne 1 cm pločio siūle. Tai jeigu yra defektas, vadinasi ardom, taisom, viską darom iš naujo. Va taip atrodo juosmuo, kai jau jis yra pridaikstytas, paruoštas siuvimui.
iš blogosios pusės. Štai taip atrodo juosmens pridaikstyti va šitie kraštai. Kaip ir minėjau, būtinai reikia palenkti į vidų, kad jie nelįstų į užtrauktuko dantukus. Dabar darysim apdailos peltakį per juosmens šitą apatinį kraštą. Galima pradėti ne visai nuo pat va šito krašto, kadangi mano juosmuo yra pakankamai storios medžiagos, storo trikotažo, aš pradėsiu šiek tiek toliau nuo šito liežuvėlio, maždaug va šitoj vietoj, ir darysiu, jeigu jau taip tiksliai matematiškai žiūrint, tai 2 mm pločio peltakį važiuosiu per visą juosmenį, va taip vienodai nuo šitos susiuvimo siūlės. Tai yra vienas variantas pritvirtinimo juosmens, arba storoms medžiagoms, storiems audiniams galima siūti pataikant tiksliai į va šitą vat siūlę. Bet taip jau tiksliai, kad nei vienas dygsnis neišliptų už šitos susiuvimo siūlės. Galite pabandyti, bet tai irgi pakankamai sudėtinga. Kai darysite šitą apdailos peltakį, noriu Jums priminti, kad kadangi tai jau yra keli sluoksniai, čia iš viso gaunasi 1, 2, 3, 4 audinio sluoksniai, vadinasi, bus stora, reikia būtinai padidinti dygsnio ilgį. Dygsnio ilgį Jums reikėtų pasistatyti taip maždaug 3 mm, 3,5, atsižvelgiant į audinio jūsų storį. Pabandykit ant kokio nors gabaliuko, pasididinkit tą dygsnį, prasisiūkit, pažiūrėkit, kaip atrodo. Taigi, pradedam nuo šito krašto, važiuosim aplinkui ir užbaigsim ties šituo kraštu, būtinai pradžioj pabaigoj darydami užtvirtinimus. Na štai ir viskas. Tikrinam kokybę, jeigu viskas tinka, ardom daiksto siūlus. Apžiūrim visą juosmenį, kad visur būtų gražiai prisisiuvę. Peltakis vienodo pločio, iš vienos ir iš kitos pusės viskas tvarkinga ir gražu. Užsegam užtrauktuką. Čia viskas irgi sueina. Vadinasi, juosmenį prisisiuvom kokybiškai. Taigi, gerbimieji kolegos, tai buvo paskutinis mūsų juosmens prisiuvimo darbas. Jeigu patiko, paspauskite like, o dar geriau užsiprenumeruokit ir mes pasiūsim daug gražių siuvinių. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Sėkmės Jums!